Sveiki moksleiviai. Mano vardas Emilis ir aš esu ekonomika aktyviai 3 paskaitos lektorius. Ši paskaita susideda iš 2 dalių. Pirmoje dalyje sužinosite, kas yra darbas, kodėl žmogui dirbti yra naudinga. Taip pat aiškinsimės nedarbo priežastis, nagrinėsime valdžios nustatytos minimalios algos pasiekmes ekonomikai. Antroje paskaitos dalyje sužinosite apie verslo gamybos veiksnius, verslininko ir pelno vaidmenį ekonomikoje. Pamatysime, jog verslo teikiamas paslaugas perkame nuolat, kartais net ir tada, kai nesusimąstome apie tai. Taip pat nagrinėsime tarptautinę prekybą, susipažinsime su absoliutaus ir santykinio pranašumo sąvokomis. Paskaitos namų užduotis taip pat susideda iš 2 dalių. Pirmoje dalyje turėsite papasakoti, kas atsitiktų, jeigu valdžia lieptų Lietuvos šokolado gamintojams savo darbuotojams mokėti 10 000 litų per mėnesį minimalią algą. Kokią įtaką toks sprendimas turėtų darbuotojams, savininkams, konkurentams iš kitų šalių ir vartotojams. Antrojoje dalyje turėsite rasti absoliutaus ir santykinio pranašumo pavyzdžių savo šeimoje ar draugų kompanijoje. Turėsite aprašyti, ar tose situacijose galioja tie patys principai, kaip ir tarptautinėje prekyboje. Jeigu turėsite klausimų, drąsiai rašykite. Sėkmės!